Sveiki dar kartą labas rytas. Anglijoje labiau labas rytas negu Lietuvoje, bet 12 valanda man irgi labas rytas yra, tai savaitgalis. Tai užtat labai natūraliai sveikinuosi su jumis taip pat, kaip ir jūs turbūt jaučiatės tą rytą. E, Nes esu pirmą kartą čia prisijungiu, labai smagu, kad tokiu būdu atradau, nesitikėjau čia tiek daug žmonių, tai labai smagu matyti tokią dar vieną aktyvę bendruomenę ir tikrai labai smagu, kad šituo keliu su jumis galiu susipažinti. Tai va, aš pati būnu, gyvenu ir visą savo didžiąją dalį laiko leidžiu Vilniuje. Čia gimiau, augau ir atėjau į Blaivietį, aš ten bandymų ateiti visokių buvo, bet Blaivietį pradėjau 2014 metais. Mano namų grupė yra Rūsys, kurioje, arba 12, kaip jūs sakėt, jinai turi dar tą neformalų pavadinimą Rūsys, nors šiuo metu joje būnu retai. Mano, su kuo matėme stovykloje Šventojoje, ten visą laiką prie manęs būna mano gyvenimo aplinkybės, mano dukra 3 metų, tai kadangi su ja leidžiu didžiąją dalį laiko, fizinis dalyvavimas susirinkimuose šiuo metu labai sudėtingas, nes kitų žmonių nėra, kurie galėtų tą laiką praleisti, o jos dalyvavimas susirinkime apsunkintų visų kitų dalyvavimą ir mūsų bendra gerovė būtų vienos 3-metės bendra gerovė. Tai asmeninė gerovė, tai va. Bet užtat dar smagiau šitam virtualiam darinė, sakykime, dalyvauti ir su jumis pasimatyti. Sekmadienį šnekėti apie tradicijas gal nėra pati smagiausia tema, bet tai dar iš tiesų labai gera, kad ir dėl to susirinkote. Tai apskritai apie tradicijas turbūt kiekvienas, kuris šneka, daro kažkokią įžangą, tai mano patirtis irgi buvo, kai, irgi, nežinau, gali būti jos skirtingos, bet įtariu, kad mes panašiai sakom, kad kai atėjome į draugiją, o kartais ir ilgą laiką, tai buvo labai svarbu sveikimo programa. Buvo svarbus tarpusavio ryšiai, supratimas, kad mes čia radom vieni kitus, su kuriais susišnekam, bet turbūt ir kartais ir žodžių nereikia, nes suprantam kaip vienas, kai aš suprantu, kaip kitas jaučiasi, kitas supranta, kaip aš jaučiuosi. Ir tą mes turim tokį unikalų gebėjimą, ko negali joks kitas žmogus, kuris nėra perėjęs to kelio kaip mes. O štai tradicijos atrodė visą laiką toks, pradžioje bent jau ilgą laiką, kaip toks svetimkūnis. Teoriškai okei, svarbu, kaip veikia ta draugija, kaip čia, bet ką tai bendro turiu su manimi. Ir toje grupėje, kurią lankiau, tradicijos susirinkimai vykdavo kiekvieną ketvirtadienį ir dabar jie vyksta. Be to, kiekviename susirinkime dar būdavo skaitoma visas tekstas, prieš pasisakymus, visas tekstas iš knygos 12.12 apie tą tradiciją. Tai nenori, pirmiausia, tai atėjo tas teorinis supratimas, apie ką tai yra. O aišku, toliau gilesnis aiškumas, tai dalyvaujant veikloje vienaip ar kitaip. Tai pradžioje ir grupės susirinkimuose, tarkim, apie 7 tradiciją tikrai daug galime suprasti vieni grupės susirinkimus ateidami, nes kai prasideda klausimai, ką daryti su tais pinigais surinktais, kaip ten, ar irgi iš ko priemam, kiek priemam, kokiom sumom, tai tie klausimai natūralūs ir grupai. Ir toliau tarnaujant irgi visą laiką tradicijos vienaip ar kitaip tradicijų klausimas iškyla. Ir mūsų diskusijose kartais ir ginčiuose, aišku, tie ginčiai būna kartais aštrus, jie visi yra apie mūsų grupių gerovę, mes kartais skirtingai matome, vis sakom, o tai čia šita tradicija pažeidžiama arba kita tradicija, o šitoj tradicijai ne taip parašyta, žodžiu, tai tada jau tradicijos labai dažnai tampa linksniuojamos. Apskritai, vėlgi, tai, kad nei man nepatiko, nei daugam nepatiko kalbėti arba klausyti apie tradicijas, tai ir, kiek žinom, ir iš istorijos draugijos pasaulyje kūrimosi, kad
kai Bilas važinėjo po grupės, norėdamas kalbėti apie tradicijas, jam ten mūsų istoriniai šaltiniai sako, kad maždaug sakydavo, aš aišku necituoju tiksliai, kad come on, užtenka, ta prasme, tradicijos viskas yra faina, gerai turėk jas, bet kalbėk apie tai, kaip ten geriai, sveikai ir visa kita, nes čia yra toks svetimas dalykas. Tai panašiai turbūt ir pas mus. Tai nėra ta tema, apie kurią galėtume šnekėti kiekvieną susirinkimą, bet kartais prisiminti, kad išsaugotume bendrą gerovę ir vienybę, tai turbūt svarbu. Tai ta bendroji gerovė ir vienybė turbūt nebereikalo, aš čia vis pakartoju, nes sako, kad tos tradicijos realiai ir jos ir turi tą ciklą, kad pirmoji tradicija yra mūsų būtina išlikimo sąlyga vienybė ir bendra gerovė. Jeigu jau sugrius vienybė, tai ją žlugs. 12 tradicijoje rašyta lyg mūsų dvasinė esmė, pamatas, anonimiškumas, kaip nuolankumas. Ir visos kitos tradicijos tarnauja su ta pačia nuolankumo, anonimiškumo dvasia, kad išliktume vieningi, kad išlaikytume tą bendrą gerovę ir kad išsaugotume draugiją. Į tradicijų laikymas yra vienas iš tų požiūrių, čia kaip ir nuolankumo paminėjau, kad kiekviena tradicija mus lyg ir skatina kažko atsisakyti. Tuo labai prisideda prie sveikimo, prie asmeninio sveikimo. Man asmeniškai tarnavimas ir mėginimas veikti draugijoje pagal tradicijas, mano, sakykime, nuolankumo ugdymui tai buvo labai stipri mokykla. Turbūt, gal aš gyvenime irgi, aišku, tų pamokų pakankamai gauni, bet kadangi daug labai veikiau tai čia tekdavo dažnai labai priimti dalykus, kurie man nepatinka, tokius, kokie jie yra, dėl bendros gerovės. Ir kitos tradicijos sako, kad jos reikalauja tam tikros mūsų aukos. Tai ir septintoji tradicijai reikia nemažai nuolankumo. Tai čia nepasipuikuosime dėdami pinigus, nes iš mūsų daug niekas nepriims, net jeigu turime labai daug. Mes nepriimame iš šalies pinigų, nors kartais norėtųsi gyventi labai gerai. Mes turime taisyklės, kaip tuos pinigus išleisti, nors kartais norėtųsi, jeigu surenkam daug, gyventi prabangiai. Tai septintoji tradicija. Septintoji tradicija, jos trumpoji versija sako, kad kiekviena grupė turėtų išsilaikyti pati atsisakydama pašalinių įnašų. Man atrodo, šitaip skamba. Kiekviena grupė, tai čia apskritai kalbam, mes turbūt yra apie grupę, kaip apie pagrindinį vienetą draugijos ir apie visą draugiją. Realiai dar tą tradiciją galima pavadinti kaip mūsų atsakomybės prisiėmimą už savo finansus, kuriuos gauname tik savanoriškai mūsų narių įnašais. Ir dar yra niuansas, kad draugija palaiko neturto politiką. Ta prasme, mes savanoriškais narių įnašais galime surinkti bet kiek, bet vis tiek stengsimės būti neturtingi. Knygoje 12.12 yra knygos gale ir ta ilgoji tradicijos versija, kuri yra originali, nes paskui, kad būtų mums visiems paprasčiau, tradicijos buvo sutrumpintos. Ir to ilgoje versijoje, ten turbūt viskas pasakyta, apie ką aš ir šnekėsiu, tai gal dėl viso ko neskaitysiu. Bet jeigu turėt knygą, tai galia ten gana tai šita tradicija, septintąja tradicija, gana išsami ilgoji versija palaikyta, parašyta. Istoriškai draugija buvo neturtinga pradžioje ir pasaulyje, ir Lietuvoje. Kiek žinome iš knygos Subręsta ar iš kitų šaltinių, kad nuo draugijos įkūrimo, tai taip, ten keleri metai, tai buvo Bilo Bobo ir kitų kelių žmonių pastangos, o nuo 37 maždaug metų
4 metus anoniminio alkoholikų draugija išsilaikė, iš ten yra pavardė minima Rockefelleris ir iš Rockefellerio rato žmonių ir iš knygos pardavimų, kurie jau panašių laikų prasidėjo. Po kurio laiko, čia vis dar eina pirmieji 10-5 metai pasaulyje. Iš istorijos žinome apie tokią Džeko Aleksanderio straipsnį, kuris labai ten tuo metu staigiai išgarsino anoniminius alkoholikus. Tuo metu tarnautojai, sakykime, kreipėsi į grupės prašydami paaukoti biuro išlaikymui kažkiek pinigų. Orientacija tuo metu buvo pasakyta bent $1 už narį per metus. Beje, šituo skaičiumi ir Lietuvoje vėliau vadovavosi, kaip prašė kažkiek paaukoti, kad tų pinigų pagaliau pavyktų surinkti. Ir pasaulyje praėjus maždaug 10 metų nuo įkūrimo jau tos priklausomybės nuo kitų finansavimo šaltinių nebeliko ir tapo visiškai nepriklausomi. Lietuvos istorija, man jau žinome, sakykime, jeigu apie pasaulį, tai mažai turbūt kas iš mūsų yra sutikę tų gyvų liudininkų, kurie gali pasakoti arba kurie galėjo mums papasakoti apie tuo, kaip tuo metu vyko Amerika, nes tai begalybę metų praėjo. Žmogus dar tiek gyvena, bet vis tiek jau tikimybė maža. O apie tai, kaip vyko Lietuvoje ir vyko gana panašiai, tai mes dar girdim iš tų žmonių, kurie kūrė draugiją mūsų šalyje ir su finansais irgi apie tai šiek tiek yra užsiminta ir 30-mečio knygoje, kad jau atrodo draugija įsivažiavo, jau ten kūrėsi, praėjo daugiau negu 10 metų nuo įkūrimo, tai jau 2000 maždaug metai, jau mes šiaip nepriklausomybės laikais gyvename, ne visi geriau, bet draugijoje finansinė padėtis buvo vienas tokių iš opiausių klausimų, jinai buvo labai prasta. Ir kartais pinigų neužtekdavo net būtiniausioms reikmėms. Tas neužtekdavo net būtiniausioms reikmėms, tai reiškia, mes tuo metu turėjom biurą ir jau netrumpai, nuo 94, jeigu neklystu. Bet senbuviai pasakoja, kad ateitų biurą, o tai reiškia, kad ir biuro vadovė, čia kitoj tradicijai bus apie atsilyginimą profesionalams ir neprofesionalams, o šioje, tai, sakykime, biuro vedėja, jinai buvo sekretorė vadinama, šiuo metu yra biuro direktorė, nes tai yra juridinis asmuo, bet iš principo, kuriam buvo sutartas atlyginimas, bet kai ateidavo laikas mokėti atlyginimą, tai neretas atvejis būdavo, kad tie patys dalis aktyviųjų narių, jam reikėdavo tiesiog susimesti iš savų pinigų, kad galėtų sumokėti tą atlyginimą. Lygiai taip pat kitoms reikmėms. Ir galiausiai kažkaip reikėjo tą pakeisti ir išplatino kreipimąsi čia į Lietuvos grupės, kurį pradėjo sakiniu. Liūdna, bet mūsų iždas praktiškai tuščias. Tai 2001 metai, jau ten, sakau, nepriklausomybė ir pradėjom gyventi pakankamai neblogai. Ir nors jie pripažino, kad, vėlgi mes dvasinė draugija ir visą laiką dvasingumas ir pinigai, tai mums kelia klausimų. Tai, sako, nors ir dvasinė draugija apie pinigus kalbėti nėra lengva, visgi, jie ryžosi tą pasakyti, kad pinigų neužtenka, narių skaičius artėja prie 2000, o pinigų neužtenka. Ir primindami tą 7-osios tradicijos reikšmę kiekvieno nario išlikimui, buvo viliamasi, kad ta situacija pasikeis ir vėlgi, kiek jie pasakoja, tai tuometinis draugijos iždininkas, o gal jis jau buvo baigęs tarnystę, jis kartodavo, kad jie skaičiuodavo, kad paaukokite po 1 litą nuo nario į draugijos iždą. Ir palengva ta situacija pradėjo keistis ir pradėjom išsilaikyti. Apie Lietuvą kalbant, tai tų pinigų neturėjimas natūralu, kad turbūt kiekvienoje šalyje, kai kuriasi, finansų nėra ir padeda. Čia mes turime pasaulinę draugiją, visi vieni kitiems padeda. Ir Lietuvoje tai nėra atskira, yra žmonės Lietuvoje, kurie yra tos pačios pasaulinės draugijos nariai. Tai mums irgi padėjo.
ir pirmosios knygos buvo mūsų ir verstos, ir spausdintos, ir ne mūsų pačių pinigais. Ir galvoju, gal nuo 4. ar 5. mūsų lietuviškai išverstos knygos mes jau tą galėjome daryti patys. Palengva galėjome ne tik patys išsilaikyti, kaip priklauso, ne, ir pradėjom pinigus pervesti į pasaulinę tarnybą, į literatūros fondą, na ir tapome tokiais visateisiais nariais. Visateisiais nariais, sakau, gal vėlgi atrodo, kodėl finansai nebūtinai yra tas, kas atrodo, kas būtina, kad būčiau visateisių narių, nes atėjęs į draugiją, aš paprastai, aš pati neturėjau pinigų iš tiesų tuo metu. Neturėjau, tai reiškia visiškai neturėjau, nes aš nebeturėjau darbo. Eidama į susirinkimą, jeigu ten žiūrėt pagal raidę, tai galėjo būti tradicijos pažeidimas. Aš tuo metu gyvenau pas mamą, buvau persikrausčius ir paprašydavau mamos, tuo metu litai buvo, kad man duotų litą ar 2, kad aš galėčiau įmesti į dėžutę. Tai formaliai kaip ir čia ne mano kaip įnašas, ne per mamą, bet aš labai tikiuosi, kad vėlesniais blaivybės metais aš įvairias skolas finansinės ir moralinės gražinau ir lygiai taip pat šitos pinigus ir kad jie buvo mano. Tai kad neturim pinigų, tai lyg ir natūralus dalykas. Atsiprašau labai, turiu dėmesio prašytoją. Tai pinigų neturėjimas kaip ir normalus dalykas, kita vertus, lygiai taip pat jaučiam, kad kai galim iš tiesų jaučiam, tai čia bendrai lyg ir šneku, bet ne iš vieno esu girdėjus žmogaus, kad kai galiu įdėti į dėžutę tą savo eurą šiuo metu, ar svarą, ar kažkuriais laikais litą, tai pradedu jaustis grupės dalimi, nes prisidedu prie grupės išlaikymo. Prisidedu jos išlaikymo ir labiau esu narys. Kitas turbūt žingsnis būna, kad kai prasideda tarnavimo dalykai, kad tarnaudamas aš irgi vis labiau jaučiuosi dalimi. Tai va, grįžtam prie 7. tradicijos, nors apie ją visą laiką šnekam. Čia sako, kad literatūroje yra parašyta tokia smagi frazė, kad sensacija, kad alkoholikai įprastai nuo visų priklausomi, nes mūsų iš tiesų turi ten daug kas tempti visais būdais išlaikyti ir panašiai, ir morališkai, ir gelbėti iš situacijų. Atsiprašau, sekundėlę. Ir finansiškai išlaikyti, mes turim pinigų tik tai gerimo, jeigu jų turimo dažnai ir iš kitų žmonių tie pinigai ateina, tai kad literatūroje įrašyta, kad sensacija, kad šitie žmonės tokie kaip mes, nebūtinai visi vienodi, bet statistiškai turbūt taip, kur visą laiką nuo visų priklausomi ir staiga nusprendžia būti finansiškai nepriklausomi. Ir ne tik finansiškai nepriklausomi, bet ir dar nori turėti kuo mažiau pinigų. Tai va, tokia sensacija, jinai mūsų realybė daugybę metų yra, bet prie to prasideda irgi tas, ir šiandien minėjau klausimas, kaip dvasingumas dera su pinigais. Tai irgi sakome ir šnekamąja kalba, kad ta mūsų kepurė, šiuo metu ta kepurė kartais būna virtuali, ne kaip šioje grupėje, kitur tai yra dėžutė, nesvarbu kaip ją pavadinsim, tai yra vieta, kur tas dvasingumas ir pinigai susitinka. Ar mes galime gyventi tik iš dvasingumo, tik iš... Kartais žmonės ir dabar būna paklausę, kam jūs taip sudėtingai viską darot? Juk yra paprasta. Tiesiog ateini į susirinkimą ir daliniesi patirtim, globoji, perduodi žinią, viskas, kam reikia čia, kad finansai, kur leisti, kaip leisti, tradicijos, kažkokios dar tarnybos, kam, gerai, sakau, okei, viskas teisingai, viskas labai teisingai, sakau, ateini į susirinkimą ir okei. Tai dabar klausimas, kur ateini, ne, tai yra vieta, kur tu turi, taip, natūralu, kad tam biškai reikia pinigų, bet kam visa kita, tai va. Tai visa kita, savaime suprantama, kad mes turim, tarkim, literatūros, nesvarbu, anglų ar lietuvių kalba, toks kaip duotybė. Bet tai yra tai, kas buvo išleista, ta prasme, rašyta,
versta, redaguota, maketuota, spausdinta ir taip toliau. Nu taip. O kiti dalykai, nu bet, okei, bet viso to, tarkim, užtenka. Patalpos yra, literatūra yra, kam viso kito reikia. Labai irgi prantam, pavyzdžiui, žmonės, kad pas mus ateina. Nu, čia aišku labiau apie tarnavimą, jau ne apie pinigus. Nu, ateina žmonės. Ir vėlgi, lyg duotybė, lyg jau savaime suprantam. Bet kad žmonės ateitų, tai apie A yra informacijos, ne kažkokioj viešoje erdvėje. Yra žmonės, kurie tarnauja įdami į ligoninę, skleisdami, perduodami žinią. Yra darbas su specialistais. Ta prasme, yra visas procesas, kad tie dalykai, kurie man savaime suprantami, kad atėjau grupę, man užtenka lyg ir paprastų patalpų, šiek tiek literatūros ir daugiau nieko nereikia ir tada atrodo iš tiesų, kam reikalinga visa struktūra ir pinigai. Bet kai kartais pradedu priimti kaip duotybę tai, kas yra padaryta kitų žmonių darbų ir mūsų bendrais pinigais. Tai žodžiu, tai viso to reikia. Ir vien iš dvasingumo išgyventi nelabai gali. Aišku, čia tas dvasingumo aspektas pas mus svarbus, bet pinigai prie to turi prisidėti. Ir jeigu 5 tradicija sakoma, kad mes perduodame žinią, skirdami laiko ir energijos, tai čia yra ir pinigų žinios perdavimai. Čia, man atrodo, šita gal netgi citata yra įrašyta gairėse apie finansus, jos yra tokios pagalbinės. Tai yra, kad vienas iš dalykų, ką mes turime skirti, ne tik savo laiką, ne tik savo energiją, žinias, patirtį, viltį ir panašiai, bet ir pinigus, žinios perdavimui. Tai 7 tradicija kalba apie visas anoniminių alkoholikų lėšas, apie tai, kaip jas gauname ir kaip jas panaudojame. Kitaip tariant, 7 tradicija, nors dažniausiai mes tai vadinam susirinkimo aukas, bet apskritai tai yra visi mūsų draugijos pinigai. Ir čia yra taip, gana aiškiai parašyta, kad pinigų gauname tik iš A narių. Būdavo diskusijos, o ką daryti atviros, nežinau kaip Anglijoje, Lietuvoje būdavo, kad kartais mes nerinkdavom apskritai pinigų renginiuose arba atviruose susirinkimuose, didesniuose, kur žinom, kad atėjo ir svečių, ir, sakykime, Lanono žmonių, nes turim būtinai priimti tik iš A narių, o jeigu bus padėta viešai ten, kur yra kitų žmonių, tai gali kiti irgi nesti. Bet čia šitoj vietoj, kai priimam tik iš A narių, mes neturim stovėti budeliais. Tai yra, būtinai visi turi išgirsti žinią, kad aukoja tik A nariai, bet jau toliau jau nebetikrinsim tapatybės, kas įmeta. Lygiai taip pat yra, pavyzdžiui, apie virtualius pinigus kalbant, arba JAV Kanados tarnyboje, čia pagrindinėme puslapyje ORK yra galimybė, tikiuosi, kad vis dar yra aukoti tiesiog mygtuko paspaudimu. Tai irgi ten tiesiog reikia deklaruoti, kad esi A narys, bet to noro A draugijai aukoti arba prisidėti prie A draugijos ten gyvavimo vienaip ar kitaip, jo visą laiką būna, ypač kai draugija tapo žinomesnė. Čia Lietuvoje sugirdėjus ne vieną tą liudijimą, kai ypač artėjant rinkimams politikai pasisiūlo, tai čia tarkim siekdami savo politinės naudos. Ta pati žmonės daro ir geranoriškai. Sako, jūs darot nerealiai gerą dalyką. Tai kaip jūs, mes norim paremti, norim ten vienaip ar kitaip prisidėti, arba ten rašykit projektus, jūs gyvensit gerai, kodėl visą taip yra. Ir čia tas principas yra atsiradęs, matyti iš supratimo, tą labai gerai žinom turbūt, arba aš bent jau žinau iš savo gerimo. Bet čia į tą nueisiu, kadangi, kaip minėjau, kad kai atėjau draugiją, aš neturėjau darbo tuo metu, iš kurio buvau išėjus, ne va savo norų, nes darbas man kelia labai daug streso ir nerimo ir dėl to aš geriu. Tada išėjus iš darbo paaiškėjo, kad tai yra visiškai nebuvo priežastis, nes mano gerti pradėjau dar stipriau ir ištisą parą ir tai man padėjo turbūt pasiekti greičiau dugną.
Bet kuriuo atveju be darbo reiškia, aš gyvenau be pajamų ir priklausoma nuo kitų žmonių. Priklausomybė nuo kitų žmonių reiškia, kad jie man galėjo ir diktuoti sąlygas tam tikras, pradėdami nuo klausimo, o kam tau reikia pinigų? Ir baigdami stebėjimu, kam aš juos išleidžiu, ar tikrai tau čia reikia išleisti, arba šitam duosiu, arba neduosiu. Tai yra žmogiškai sudėtinga, ta prasme, su orumu tai nedera, bet kita vertus pati dasivariau kitos situacijos. Ir turbūt panašiai labai yra apie draugiją, jeigu priemam pinigus iš kitų šaltinių, koks tai bebūtų šaltinis, kiek jisai bebūtų geras, tai tie šaltiniai mums ir tas sąlygas gali diktuoti. Neprivalo, bet gali. Lietuvoje panašiai nutinka kartais grupėms, kurios yra įsikūrusios, tarkim, nemažai grupių turi patalpas prie bažnyčių, parapijos namuose ar panašiai. Tame nėra nieko blogo, jeigu tos grupės pakankamai atsiskiria, mes įvairiose vietose galim patalpas nuomotis. Tik tai su bažnyčiom turbūt būna taip, kad viena bažnyčia negali priimti kaip nuomos mokesčių, kita vertus grupės būna dažnai, sakykime, pradžioje ypač mažos, neturtingosios, tų pinigų neturi ir tiesiog džiaugiasi, kad turi patalpas rinktis nemokamai. O nemokamai nebūna. Ta prasme, jeigu mums kas bebūtų suteikia patalpas, už kurias mes nemokame, tai reiškia, jie už tas patalpas sumoka ir tai reiškia, jie mus remia. O kai remia, tai ir būna, kad paskui koksai, bent vieną atvejį girdėjau, kai man atrodo, gal klebonas parapijos, turėdamas asmeninių nesutarimų su vienu nariu, kuris labai gali būti, kaip kartais mes daug dalykų padarom gerdami. Tai ten greičiausia buvo ir kažkokių nesąžiningų veiksmų, gal aš nežinau, ką tas žmogus padarė, bet žodžiu, nenorėjo parapijos klebonas su tuo žmogum nieko bendro turėti, įskaitant, nenorėjo matyti jo susirinkimuose. Nes tiesiog, kad tai... O grįžtant prie mūsų ankstesnių tradicijų ir trečiosios, kad vienintelė sąlyga noras mesti gerti, tai vadinasi, kas bebūtų, kiekvienas žmogus turi teisę būti, tai mes jau čia gavonas tada toks ratas, grupė nemokėdama už patalpas, galiausiai gali būti, kad taps priversta pažeisti ir kitas tradicijas. Ir tai jau tokia, nutolstam apskritai nuo buvimo. Tai yra labai svarbi dalis. Galbūt viena iš, tai čia apie nepriėmimą įnašų iš pašalinių šaltinių. Ribotai priemam ir iš savo žmonių, ne? Mes paprastai stengiamės aukoti po nedaug, arba būna, kai kas turi tradiciją, kad per gimtadienį, per savo blaivybės jubiliejus, ten sumą metą apvalę, tarkim, kiek metų daugina iš kažkokio skaičiaus ir įmeta. Yra apribojimų, kiek gali vienas narys, sakykime, atskirų savo įnašų paaukoti per metus. Mes Lietuvoje vis nusistato mažesnę sumą. Buvo ilgą laiką $1000, dabar nežinau, ar padidino kokių 2000 eurų. Jeigu neklystu, ta suma JAV, Kanadoje, kad atvirtinta dabar kokie 3000 JAV dolerių. Ir dar palikimu irgi galima palikti ne visą savo turtą, o tą ribotą sumą, gal irgi iki 5. Dėl skaičių aš dabar galiu klysti, paskutinių nepasitikrinau. Jie kartais pasikeičia pagal ekonominę situaciją, tai yra natūralu. Mintis tokia, kad atėjusiu susirinkimą aš negaliu, net jeigu turėčiau, atnešti, nežinau, 10 000 eurų ir įdėti ir sakyti, va čia jums. Priežastis yra labai panaši, arba viena iš priežasčių. Tai jeigu aš pradėsiu tą daryti, jeigu grupė tą priims, jeigu grupiai mano buvimas taps labai reikšmingas ir finansinė prasme, tai aš greičiausia turėsiu nemažą įtaką priimant grupės sprendimus. Ta prasme, aš galiu nebūti jokia renkama tarnautoja, bet kaip grupės narė aš jau galėsiu sakyti, chebra, žiūrėkit, ne. Ta prasme, iš serijos prisiminkit, kas jums aukoja daugiausiai. Tai va. Tiesą sakant, panašiai, nebūtinai pažeisdami tradicijas, panašiai yra padarius viena kita grupė Lietuvoje. Bet jau kaip grupė, kai būdavo laikotarpių, kada, sakykime, turėjo kitokią nuomonę dėl Lietuvoje tarnybos veikimo, patikėtinių tarybos veikimo, dėl priimamų sprendimų.
arba dėl regiono tuometinio, dabar intergrupėm vadinamo neveiklos. Ir pavyzdžiui, jeigu paprastai pinigai keliauja iš grupės, nu dauguma grupių taip daro, į intergrupę, nu arba ankstesnį regioną ir tada į mūsų tarnybos biurą, tai pavyzdžiui, grupė nuspręsdavo, o dabar mes siunčiam tiesiai į tarnybos biurą. Kitaip tariant, tą tarpinę grandį regioną arba intergrupę apeinam, nors žinom, kad jie irgi naudoja to regiono grupių reikmėms, tam stovykloms, literatūroms, ligoninėms ir panašiai. Ir siunčiam tiesiai į biurą. Ir tai yra tokia, ypač kai grupė žino, kad reikšmingai prisideda finansiškai, tai sako, o mes jums dabar parodysim. Ir panašiai yra sustabdžius bent vieną grupę pinigų siuntimą į Lietuvoje biurą. Tai buvo seniai, bet tai buvo irgi su tą pačią mintim. Jeigu jūs šitaip maždaug darot, kaip mums nepatinka, nu aišku, ten buvo manimas, kad ten tikrai vyksta negeri dalykai, pažeidžiamos tradicijos ir panašiai. Sako, mes šitoj vietoj užsuksim savo pinigų kranelį, o ta indėlis grupės buvo reikšmingas. Tai va, tai pinigai padaro iš mūsų tuos, ką padaro. Čia dar toks nukrypimas atgal į literatūrą. Irgi čia iš A subręsta. Man atrodo, toj knygoje yra gal istorija, kad o gal ne istorija, toks pamastymas, sakykime, labiau, kad kai kūrėsi A, kaip žinom, ten buvo daug taisyklių, kas gali būti A nariais, ne, paskui tų taisyklių mažėjo, jau ir moteris galėjo ateiti ir panašiai. Ir pradžioj, kai ypač pirmieji prasidėjo atkritimai, užgerimai, santykiai tarpusavio, buvo nerimo, kad šitie dalykai sugriaus draugiją. Ta prasme, kad ir tie tarpusavio romantiniai santykiai, užgerimai. Ir paskui, sako, ilgainiui supratom, kad, nu ne, tai nėra tie dalykai. Ta prasme, žmonės, kažkas užgeria, kažkas neteina, kažkas sugrįžta, lygiai taip pat su santykiais, tai nepadaro reikšmingo žalos grupiai arba draugijai. Ta prasme, iš esmės net beveik jokios. Bet pinigai, nuosavybė ir garbės reikalai, va taip, tai yra tie dalykai, kurie ir padaro. Čia, aišku, šitie 3 žodžiai įrašyti 6 tradicijai, bet ir 7 kalbėdami apie pinigus, apie nuosavybės dalykus, tai irgi susiduriam, nu, irgi kalbam apie tą patį, kad dėl ko yra taip svarbu priimti tik iš mūsų pačių, priimti po nedaug, nes ir kad netaptų pinigai tuo šaltiniu mūsų nesantaikos. Bet taip tampa labai greitai. Grupei užtenka. Čia aš tikiu, kad kai grupė veikia internete, tai taip nenutinka. Čia, ta prasme, gal mažiau fantazijų, kaip čia, mažiau gali fantazija pasireikšti, kam išleisti pinigus. Bet grupėse ne vienoje esu, kadangi daugiau, nu, vaikštų ne tik vieną grupę, tai taip pat, jeigu mažiau kalbam apie tradicijas, tai labai dažnai vos tik susikaupia daugiau pinigų, labai iš karto kyla klausimų, kur tuos daug pinigų galima būtų išleisti grupės reikmėms, nelabai tiesiogiai susijusiom su žinios perdavimu. Nu, būtinai ką nors nusipirkti, didesnio, gražesnio ir panašiai. Tai va. Tai čia paminėjau, kad pinigų leidimas susijęs su žinios perdavimu, nes nu, iš principo iš 7 tradicijos taip ir yra. Kad vat, jeigu gaunam pinigus tik iš savo narių ir to nedaug, kukliai, tai juos leidžiame toms reikmėms, kurios yra tiesiogiai susijusios su 5 tradicija, tai yra su žinios perdavimu ir ne kitur. Tai tuos sprendimus, aišku, priima grupės sąmonė, bet yra tam tikrų rekomendacijų, kurios yra parašytos, kur kas yra tiesiogiai siejasi su žinios perdavimu, kas ne. Pavyzdžiui, tarkim, jau tokia, kaip čia, negaliu sakyti tradicija, nes tai ne apie tradiciją, o tokia paprotys, sakykim, kad kava ir ten, tarkim, sausainiai, arba ten kava, arbata yra normalios išlaidos, laikomos normaliomis išlaidomis žinios perdavimu. Bet grupės jubiliejai, nors vėlgi tiksliai nepacituosiu, bet man atrodo brošiūroje galbūt tą grupę apie tai rašo, sako, nors ir tai yra labai faina ir labai smagu ir svarbu tikrai, bet visgi tai nėra ta
ta veikla, kuriai pinigai turėtų būti skiriami iš šitų mūsų surinktų pinigų, iš 7-osios tradicijos vadinamos. Ir kai stengiamės to vadovautis, tai grupės būna jubiliejams susimeta atskirai, turi tokį tikslinių įnašų kažkokį krepšelį. Lygiai taip pat tikslinių įnašų kažkokiam kitom reikmėm galima turėti krepšelį, bet neimti iš to pagrindinio, kur sunešam pinigus. O tai, okei, susimokėti už patalpas, įsigyti ten kažkokių bazinių dalykų, ne tenai žvakės, knygos, lankstinukai, kava arbata, ne, ir susimokėti komunalinės išlaidas. Ir tai, vat kažkaip taip. Tada pasilikti protingą rezervą, kuris įvardinamas kaip grupės išlaidų suma maždaug per diapazoną apimanti nuo 1 iki 3 mėnesių. Ta prasme, turėti bent 1 mėnesio, o iki 3 mėnesių. Tas rezervas labai pravertė ne vienai grupiai karantino laikotarpiu, kai staiga viskas sustojo ir, tarkim, žmonės dar galėjo galbūt eiti į susirinkimus, bet žmonių labai sumažėjo, arba net ir kai jau nebegalėjom vykdyti susirinkimų, o tie, iš kurių nuomojamės patalpas, mes patalpas vis dar nuomojamės. Kai kurie sustabdė tą sutartis, sakykime, tą nuomos susitarimą, kai kurie ten sumažino mokestį, bet, kitaip tariant, turėjom susimokėti už patalpas, kuriuose negalėjom rinktis ir rinkti įnašų. Tai va, tai šitas rezervas labai pravertė. Ir, žodžiu, ir galiausiai visą, ko nereikia, atiduodam. Nes kaip minėjau, patirtis rodo, kad kai tik tai turim pinigų, tai mums kažkaip įsijungia visi tie apie tai, ką iš mūsų padaro pinigų, garbės ir nuosavybės turėjimai. Ta prasme, norisi dar daugiau, kitaip, pagal save, pagal mane, ne taip, kaip kiti nori. Ir žodžiu. Ir man atrodo, kad aš apie 7 tradiciją užsišnekėjau ir dabar tik tai pasižiūrėjau laikrodį, o 8 dar laukia. Tai 8 irgi turi kai kurių sąsajų su tuo, ką šnekėjom. 8 kalba apie tai, kad A draugija visada turėtų likti neprofesionali, tačiau mūsų tarnybos gali samdyti reikiamus darbuotojus. Ir tai čia apie pinigus ir samdomus darbuotojus yra. Tai vienas iš dalykų, kam mes skiriame pinigus. Kai kurios grupės beje irgi samdo, pavyzdžiui, tarkim, žmogų, kuris valo patalpas. Ta prasme, yra kas patys susitvarko, yra kas, ta prasme, jeigu neatsiranda savanorių, tai nepriversi. Tai tada sako, okei, patys nenorim, tai tada susitarėm, kad samdom žmogų, ir taip darom. Ir daugiau, aišku, tų išlaidų yra biure, jau kaip nuomamos patalpos, čia irgi turime samdomą darbuotoją. Nuolat biuro vadovė, kuriai mokamas atlyginimas, ir kai kurių kitų žmonių, kuriems vieniems nuolat, kitiems pagal situaciją mokami pinigai. Čia apie šapę Lietuvoje kalbu. Bet grįžtant prie tradicijos, tai tas A draugija neturėtų būti profesionali, kartais labai žodis profesionalumas turbūt, bent jau lietuvių kalboje visą laiką keldavo klausimų, ką tai reiškia. Ir tada kartais mėginam savo veiklą visai mėgėjišką, sakydami, kad mes neprofesionalai, o jeigu aš teisingai suprantu, arba kaip supranta žmonės, su kuriais mes bendravome apie šitą tradiciją, tai profesionalumas čia yra suprantamas ne kaip geras kažko darimas, arba neprofesionalumas tai kaip blogas. Tai ne apie tai. Čia kalbam apie tai, kad profesionalas yra tas, kuris gauna atlygį už savo veiklą. Tai esminis dalykas, kas pasakytas 8 tradicija, kad mes niekada negauname pinigų už savo pagrindinę veiklą, tai yra žinios perdavimą, už 12 žingsnio darbą. Tai šia prasme mes esam neprofesionalai, nors darom tai labai gerai kartais, nes turim patirties, bet neprofesionalai, nes negaunam atlygio ir jo negalime gauti. Čia pacituosiu. Knygoje Subręsta yra parašyta, čia, man atrodo, Bilo gal yra tekstas. Čia jie kai suprato, kad norint, kad tą veiktų, reikia samdytis pagalbininkų, čia, kaip sakau, kai kurios grupės ten turi ir valytoją, ar ten biuras turi vadovę samdomą,
administratorę ar direktorę. Tai čia irgi parašyta, kad norėdami, kad tą veiktų, turėjome samdytis pagalbininkų. Ir tuo metu, kai buvo rašytas tekstas, jie jau turėjo 200 ar 300 samdomų pagalbininkų. Tai ten ir valantis prižiūrėtojai, ir biuruose atsiliepiančios į skambučius moteris, ir Bilas, kuris gavo autorinius honorarus už knygas. Ir čia sako, kad štai čia ir buvo nubrėžta riba. Pinigų niekada negalima prašyti už individualų tiesioginį alkoholiko gydymą, tarkim, pagalbą jam. Tačiau, kad draugija galėtų funkcionuoti, tenka samdyti žmonės teisėtam darbui. Tai va, samdyti žmonės teisėtum, kitaip tariant, mes neverčiam nei narių, nei nenarių dirbti be atlygio, tuos darbus, už kuriuos gautų atlygį bet kur, už durų. Ir tai būtų neteisinga ir ne pagal principus. Jeigu kažkas daro tą darbą ir mes dar ir stengiamės atlyginti plius minus pagal rinkos kainą. Stengiamės atlyginti čia irgi lipdami per save. Nes kai alkoholikai, ypač jeigu samdo kažkokiem darbam, žmogų, kuris yra, tarkim, iš šalies, kad ir valytoja, tai mums yra labai aišku, kad turim sumokėti tiek, kiek valytojas kainuoja rinkoje. O jeigu biuro arba grupės patalpas tvarko narys, tos grupės narys, kuris yra galbūt profesionalus valymo paslaugų teikėjas, nesvarbu. O net jeigu ir nėra, tai sakom, kad jam norėtume mokėti ne tiek, kiek rinkoje mokam. Nes vis tiek jis narys jis galėtų. Tai dažnai, ta prasme, viskas ok, jeigu tai yra priimtina, jeigu yra toks susitarimas, bet dažnai mėginama to piknaudžiauti arba net slapta pasipiktinti, kad jeigu narys dirbdamas tą darbą, kuris tai kaip profesionalas išmano, tarkim, versdamas tekstą ar maketuodamas, dizaino paslaugas teikdamas, nes yra ir tokių darbų, kuriuos reikia padaryti su literatūros leidyba susijusių ir kai kuriuos daro mūsų nariai, ne visus, bet. Tai jiems kažkodėl norisi sumokėti ne tiek, kiek sumokėtume žmogui iš šalies. Tai arba sakyti, o kodėl jisai gauna tiek pinigų, žodžiu, turėtume skelbti konkursus ir mokėti tiek, kiek priklauso, ir iš tiesų tą turėtume daryti ir būti neskolingi ir sąžiningai. Tai kitaip tariant, galim samdyti ir samdom žmonės toms sritims, kurios nėra 12 žingsnio veikla, o skirtos aptarnauti to 12 žingsnio veiklą. Tai minėjau, literatūros vertimai, redagavimas, biuro administravimas, patalpų valymas, dizaino paslaugos, teisinės paslaugos kartais reikia. Ir mokėti būtų labai gerai tiek nariam, tiek ne nariam, nesvarbu, kas dirbtų tą darbą, nes jau čia yra samdomas darbuotojas, laikinas ar nuolatinis, ir mokėti tiek, kiek priklauso rinkoje. Tai čia viena dalis. Apie 12 žingsnį, apie žinios perdavimą, tai taip, dovanai gavote, dovanai ir duokite, čia nėra jokių išlygų. Bet šita vieta, aš dar pabaigdama apie 8 tradiciją ir norėčiau pasakyti, kad iškyla iš kitos pusės labai dažnai nesusipratimų, klausimų, diskusijų ir pykčių yra buvę rimtų, kai apie tą dovanai gavo, kai narys nueina dirbti į priklausomybių sferą, ypač priklausomybių sferą. Ta prasme, tarp mūsų žmonių yra socialinių darbuotojų, tarkim, kurie dirba Minesotos programai, ar kurie dirba reabilitacijose, ar kurie dirba konsultantais dabar, ar kažką kitą jie daro. Tai yra labai labai artima tam, ką darome mes, tai yra mūsų artimiausi partneriai, kitaip tariant, ir mums tada vis kyla klausimas, o tai jisai dirba kaip narys, neva jisai ar jisai dirba kaip profesionalas, socialinis darbuotojas, ar ten konsultantas, ar kažkas, ar jisai visgi čia perduoda žinią už pinigus. Tai iš tiesų yra buvę ir kai Minesotos programa kūrėsi Lietuvoje, čia žinau iš pasakojimų tik tai, kad buvo rimtų pykčių, kai grupės žmonės išėjo dirbti į tą pačią Minesotos programą ir sakė, labą dieną, ką tu čia darai? Ta prasme, tu 12 žingsnį darai už pinigus. Sako, ne. Ir iš tiesų, jeigu būtume tuo metu jau išsivertę, pavyzdžiui, kad ir knyga subręsta, tai būtume radę labai tiesiai atsakymą, kad kai tas profesionalus darbas, kad ir priklausomybių labai artimoje sferoje už ribų, jisai nėra ta veikla už pinigus. Tai žmonės gali gauti atlyginimą ir tai yra labai, labai normalus dalykas.
ta prasme, kaip normalus dalykas, tai niekaip nesikerta su šita tradicija. Mes tiesiog įglobojam žmogų, kai ateinam į susirinkimą, šnekėt, vedam susirinkimą. Už tą veiklą mes niekada negaunam pinigų. Jeigu gautume, man atrodo, labai susikomplikuotų blaivybę. Jeigu aš imčiau pinigus, mano blaivybė ir to žmogaus veikimas. Mūsų principas yra perduoti nemokamai ir tai labai veikia. Nes, vėlgi, tų mokamų variantų yra daugybė, bet man asmeniškai jie nepadėjo taip, kaip padėjo šita paprasta, neprofesionali, geranoriška pagalba, nemokama, kur dalinamės tik tai savo patirtimi, jėgomis ir viltimi ir labai susišnekam tarpusavį, šnekėdami visiškai apie tą patį. Tai aš turbūt ties tuo ir baigiu labai daug apie pinigus ir mažiau apie 8 tradiciją, bet man atrodo, tą esmę, kiek suprantu, pavyko perteikti ir noriu Jums labai padėkoti, kad čia esate. Nors daugumos nematau, jaučiu, kad esat ir man geras su Jumis šnekėtis. Tikiuosi, kad aš ne viena sėdžiu. Tai dar kartą dėkoju ir kad pakvietėt ir kad pabuvot ir paklausėt. Aurelijus Alkoholikas. Ačiū, Viktorija, tau už tavo pasidalinimą, kaip išsamei papasakai. Man patiko ant galo, jeigu mokėtų už vedimus susirinkimus, tai tikriausiai visi norėtų vesti susirinkimus. Niekas nepraleist. Jo, kaip aš tos anonimus alkoholikus pradėjau labai senai, 2001 metais, ir tų tradicijų dar iš vis nebuvo. Jo. Ir tos ten grupės irgi visokie, ten šašlykų kepimas buvo skiriami tie pinigai, 7 tradicijos. Ir aš dabar buvau, kai grįžęs čia praeitais metais, šiais metais, ir labai grupėse pasikeitė. Tai yra visai skirstami pinigai kitaip. Ir aš suprantu tų tradicijų visą tą esmę, kad keis žmogų, nesakau, kad anksčiau be tų tradicijų nebuvo, dabar ir tos tradicijos. Ir aš nežinau, tas labai didelis pastebėjimas, kas pasikeistas. Bet iš tos 7 tradicijos mes šiaip mums yra 4 klausimas, ar geriau gauti iš keletų žmonių daug pinigų, ar iš daugelio po mažai. Tai čia tavo toks atsakymas gal kad būtų, aš nežinau. Jo, tai čia matyt kaip ir kalbėjom, geriausia, kad iš mūsų visų po tiek mažai, kiek užtenka. Ta prasme, po eurą, po svarą, po ten dolerį nuo kiekvieno yra žymiai geriau negu nuo kelių, nes kai žinau, kad reikšmingai prisidedu, esu viena iš nedaugelio, tai tikrai tada galiu ir kitokią reikšmingą įtaką norėti daryti. Man kiltų pagunda, tai geriau, kai visi esam tą mažą dalim ir negalim tokiu būdu pasipuikuoti, išsiskirti, diktuoti savo taisyklių. Ir mano nuolankumui labai gerai, kad kiek aš beturėčiau, čia nėra ta vieta, kur aš galiu pasirodyti. Tai labai kažkaip taip. Sveikas, Mauras Gedrius, alkoholikas, ačiū, Viktorija, tau labai aiškiai, iš tikrųjų, danešiai, aiškiau būti negali. Ausis reikia įsiplauti. O čia Aurelijus uždavė, aš irgi kažkaip iškilo situacija, gal tau paaiškysiu, tas yra, čia kaip aiškinai po dolerį renkam, ne, bet ta infliacija, žinai, kažkada kava buvo 50 centų, dabar kava 5 eurų kainuoja. Ir žmonės po tą dolerį taip ir gyvena po tą dolerį, o kainos kitos ir nuomo pats tą situaciją, aš Dubline gyvenu ir mums už kiekvieną susirinkimą 12 eurų reikia mokėti. Aš labai ilgą laiką pats išlaikiau grupę, ir čia tradicija, aš suprantu, ne taisyklė, o rekomendacija. Grupės ateidavo nariai, sėdi ir pabrėži, kad kiek kainuoja ta nuoma ir vis tiek įmesta 30 centų ir tu gali galvą trintis, kaip čia pasakė. Ir čia paskui man Danišis sako, jeigu grupė pati neįsilaiko, ją geriau uždaryti. Ir tokios patirties kaip. Čia dėl to, gal iš tiesų be reikalo ir aš kartojau apie tą 1 eurą ar 1 dolerį, nes tada iš tiesų gali būti, kad užsifiksuoja mūsų galvose mano pačios, o kaip labai teisingai ir sakai, ypač ten paskutinio laikotarpio infliacija yra tokia, kad jau jau biški pakeitų situaciją, turbūt jau reikėtų daugeliu atveju galvoti ne apie tą vieną. Tai ir dar ir apie tą antrą dalį, ne, kur man čia susiję tokia, ar grupė turėtų užsidaryti, jeigu neišsilaiko pati,
Tai jeigu taip, tai mes neturėtume, turbūt nei pasaulyje, apskritai neturėtume, jeigu pagal šitą principą. Nu, nes nebuvo nei pasaulyje pinigų pradžioje, nei Lietuvoje, ne, vat kaip sako, chebra susimetinėjo. Tai paprastai būna kažkokių tokių, ta prasme, gal ilgainiui paaiškės, ar ta grupė turėtų užsidaryti, bet dar viena krizė buvo ištikusi, tai tai būtų jau visi užtarę, bet sakau, man atrodo, kad visos grupės paprastai turi tokių entuziastų. Viena vertus, kaip kažkas ten finansiškai susimetinėdavo, ne, kad grupė išsilaikytų, nu, vat, kol paskui galiausia pradėina eiti žmonės, pradeda suprasti iš to šnekėjimo, kad, nu, blemba, tikrai reikia tos pinigus mesti, tai praeina laiko. Arba lygiai taip pat būna grupėse, kur ten sėdi ten pusę metų, metus, o kartais ir ilgesnį laiką grupės susirinkime vienas žmogus, duok dieve, du. Ir jie sėdi. Kol, pavyzdžiui, viena iš grupių, kurią aš dabar lankau, ten Vilniuje, tokia Bernardinų, ten tos grupės įkūrėjas, pusę metų ar metus jisai sėdėjo vienas, kartais ateidavo kas nors. Dabar grupė yra viena didesnių Vilniuje, nuolat gyva atsinaujinanti. Tai kartais tos reikia turbūt periodus prabūti. Tai jeigu grupė neišsilaiko, jeigu ją reikia uždaryti, nu nebent tai yra sena grupė ir tikrai visiems, nu labai dzin ir senbuviam ir kitiems, tai tada klausimas, kokia tos grupės prasmė. Bet kartais, nu, man atrodo, dauguma grupių praeina ir draugija net mūsų praeina tos periodus sunkius. Ir kol yra, kas nori tą grupę tempti, tai reiškia, matyt, tai yra svarbu. Kai visi nuleis rankas, nu tai natūraliai užsidarys. Ačiū labai tau už atsakymą, vat, kaip tik ir vyko antradienį, gal apie 2 metus, tai vienas būdavo, tai dviese, tai ir atėjo naujokas. Ir toks džiaugsmas, žinai, kad nebereikalo pasidėti. Geras, nu va. O patirtis rodo, kad, sakau, paskui būna išsivystai iki labai stiprių grupių. Klausimą tą pačią tiem, kaip Giedrius paklausė čia. O dabar pas mumis yra intergrupė, kur tai mes intergrupė gali paremti paprasčiausiai pradžiai kažkiek tai laiko, gali remti, kuri grupė neišsilaiko. Nes čia buvo irgi London Berods Veliko rytas, jinai užsidarė, nežinau tiksliai dar, bet kad yra, pavyzdžiui, grupės gali padėti kitai grupiai kažkiek tai laiko, gal finansiškai iš 7 tradicijos ar taip. Nes yra turtingesnių grupių ir yra, kaip sakant, tos grupės, kur po keli žmonės jiems sunkiai sekasi, bet vis tiek yra mūsų nariai ir yra didelės grupės, kurie turi daug pinigų ir paprasčiausiai gal grupės sąmonė galėtų padėti mažesnėms grupėms susilaikyti. Irgi beje, juk tikrai, juk šitaip ir vyko, ne, taip ir Lietuvai padėjo kitos šalis, ne, taip mes važiuojame kitų grupų susirinkimus paremti, kad rinktųsi, o kažkaip nekyla dažnai mintis, kad ir finansiškai galima paprašyti, bet juk natūralu, tikrai mes esam tos pačios vienos bendruomenės dalis, tai jo. Nes kaip yra sakoma, visi pinigai, kuriuos mes įdam, eina į AA, ne į grupės, bet į AA sąskaitą. Taip aš girdėjau. Taip, nors beje kažkurią dieną klausiau spikerinį žmogaus, kuris yra ten amerikietis ar ten rusas, kuris jos spikerinis buvo apie tradicijas, dar kažkur neaišku, kur pasaulyje. Tai sako, jisai, va, čia jau jo citata, sako, esu buvęs grupiai, kur jie suprato 7 tradiciją labai paraidžiai. Kadangi 7 tradicijoje yra parašyta, kiekviena AA grupė turėtų išsilaikyti pati atsisakydama pašalinių įnašų, tai ta grupė buvo nusprendus, kad tik tos grupės nariai gali mesti į dėžutę. Jeigu ateina į susirinkimą ne iš tos grupės, tai jau jie nebegali mesti. Tai būna ir šitaip mes pasinterpretuojam. Pasirodo, tai va. Bet čia vėl 7 tradicijai parašyta, ar pakankamai prisideda to, kad AA išliktų savarankiška, ne vien grupė, pavyzdžiui. Ar paukų pinigų už naujokų, kuris šiandien galbūt dar neturi prisimint, koks jausmus buvau gerdamas. Ir čia yra jau viena iš tų tradicijų, kaip į AA, vieną AA, kad bendras viskas suvedė.